visokiausios. Ramios. Tai rami muzika yra ten, kur ramu ir būni kaip iš ryto nuotaikos, tiesiog rami. Būna šiaip paklausau muzikos, kai nėra ką veikti tiesiog. Man visokios patinka. Aš dažniausiai klausau angliškų dainų. Gal tokie labiau pop? Nežinau tiksliai labai. Gal lietuviškų? Neklausai. Jie namie turi visą laiką veikti. Mūsų skoniai skiriasi. Trupučiukas skiriasi. Skiriasi. Jie labiau ten su visokiais tai instrumentais, tokios simfoninės muzikos jie labiau klausosi. Namuose ir mašinoje. Kartais per radiją, kartais turiu kolonėlę, kartais galiu įsidėti plokštelę arba kartais net per telefoną klausausi. Dažniausiai arba per televizorių, arba per kompiuterį. Per YouTube ten užsidedu ausines ir klausausi. Per planšetę. Šiaip būna tiesiog per telefoną, bet retai klausausi per ausines. Man atrodo, mes sodybai turim. Ten gal biški naujoviškas, kur nereikia sėdės. Ten tokį apvalų, man atrodo, reikia įdėti. Jo, kompaktas aš vadinu, aš turėjau Lexusą seniau, bet dabar Škodą turiu. Ir ten buvo toksai, kur galima kompaktą įdėti ir tada aš klausydavau muziką. O dabar Škoda yra truputį, tokia naujoviškesnė, nes ten yra jau planšetė visa su radiju. Kažkokius. Jo, kai tėtis pasileidžia kažkokią tokią muziką, interneto sukurta labai stipriai. Nes jį trupučiuką būgnai, kai būna, tai tada pradeda tunksėti, kai užsideda ausines, pradeda tunksėti galva. Po to kartais tėtis pasileidžia labai garsiai ir labai skauda ausis nuo jos. Nėra. Būna. Man nelabai patinka. Kai kurios dainos man patinka, bet kai kurios nebūna, kad nepatinka tokios ramios muzikėlės. Man labiau toks popas patinka, negu... Man pavyzdžiui nepatinka, žinot kokia daina, ta tokia, kur melodija tokia meditavimo. Buvau tų Brėmeno muzikantų. Tada dar buvau... daug visai koncertų buvau, bet dabar nelabai atsimenu. Esu Tamstoje, esu kelis kartus buvus, esu Ievos Norkutės buvus, Marijono Mikutavičiaus esu buvus ir daugiau neatsimenu. Aš buvau su tėčio koncerte japoniškame koncerte, ten kur buvo moka japonų kalbą arba kinų ir ten jie dainavo. Nelabai ir esu mačius. Ir esu mačius. Čia įdeda va taip ir pasileidžia muzika, čia vadinasi kasetė. Aš žinau, kaip su ją naudotis. Manau, jį reikia įkišti į tam skirtą aparatą. Aš lietuviškai neatsimenu, tiksliai labai. Jo. Tik žinau, kas čia yra, bet aš nežinau, kaip lietuviškai tai pasakyti. Aš žiūriu YouTuberį ir jis žaidžia siaubo žaidimus, per kurios būna reikia įdėti va tokią kasetę. Aš esu matęs, bet nesu laikęs. Gal per filmus visokius ar dar kažkur. Ten tai įdėjo ir tada... per tokį virš televizoriaus parodydavau kažkokį filmuką. Bet čia per siaubo žaidimą, bet aš žinau, ką jeigu realybėj įdėtų, kas būtų. Tada pasileistų muziką. Šitą daiktą po to įdeda į tokį grotuvą. Man atrodo, kad reikėtų kažkur įkišti į tokią skylutę arba per televizorių įkiši va šitaip ir gali groti. Palauk. Pamiršau ten. Aš greitai taip užmirštu dalykus. Taip, reikia tokio radijo. Čia? Aš tiksliai nežinau, kaip su juo naudotis. Čia
kas yra. Gerai. Nežinau, kaip čia. Ką žinau, anglų nelabai gerai skaitau. Net neįsivaizduoju, kaip jis veikia. Įjungiuosi gal radiją. Jau supratau, kokia kalba čia. Visai gerai. Patinka? Visai nieko. Taip. Visai nieko. Čia aš ir tūsint galėčiau. Legendinė dinamika sugrįžta. 5 nepamirštami pasirodymai Panevėžyje, Šiauliuose, Vilniuje, Klaipėdoje bei Kaune. Kviečiame jūs pasinerti į saldžią nostalgiją. Bilietai dinamika30.lt.